Sveiki, Giedrys. Žiūrėkit, nuo ko pradedam. Džiugi diena prasidėjus, tapo nelabai džiugi. Kodėl? Vat minutę tuoj prieisim prie mano pastatėlio ir aš jums viską papasakosiu. Vat, priėjom. Ne. Senas lentas apjojam, bet dabar baigsim su šitu pjaut, nes nedaug liko vieno, va. Ir kas nutiko, va čia prisipjojau daug, tikrai nemažai. Nepagavau vinies nieko. Tačiau suvariau gerą štilinę grandinę. Čia su kietmetaliu. Nesupratau, kaip čia taip atsitiko, tik žiūriu, ugnis aukšt. Va. Vienas kietmetalis nuėjęs. Antras kietmetalis, trečias kietmetalis. Žodžiu, jau po grandinės. Jos neremontuojamos, jos ne. Gal trumpinamos, tai gal kažką vieną iš dviejų kažkada padarys. Tai va, jinai kainavo 60 pinigų. Daug dirbau su ja, gerai dirbo. O kas nutiko? Kaip supratau, va čia problema šitame, žiūriu, jau nebesiveržia, atsileido labai grandinė stipriai, matomai čia įsimalė, tai va reikės naujos šitos detalės, jeigu ją įmanoma bus gauti. Jei ne, tai bus reikalingas naujas benzopjūklas. Tai va tokie džiugus pas mane darbukai šiandien dienai. Va. Prisipjojau malkos, va tokių, nėra čia kurių išvežti, vis tiek susikūrensim, tai va sutaupiam kūrenimo 60 eurų, va autas. Nu, reikia gal su kreiziuku, bet čia būtų, kad ir medį paprastą pjovęs, tas pats čia vinių nepagavau, tai gal lentos kai kietos, tai gal labiau tempė grandinę, atsilaisvino tą grandinę, nepastebėjau, kad jinai atsilaisvino ir nupešė. Na. Gyvenimas tęsiasi toliau, neliūdim, einam su pozityvu į priekį, tik į priekį. Dabar gal pastebėjote, kad nebeturiu rulono, mes jį nuvežėm kaimynui su va šitu traktoriuku, dabar daug durų supjojau va tokių, daug dviejas. Čia tokius lentgalius, paletę sulūžusią supjojau. Dar vat reikia šitą paletę supjauti. Jau mūsų betonėlis susistovėjo. Tai va, dar galvojau pabaigti apie šitas duris. Bet jos dar liko. Nu tai kaip susitvarkysim pjūklą, tada supjausim. Ir žiūrėkit, jau erdvė didėja, neužkrauta. Tikslas po truputį siekiamas, kaip aš ir minėjau, kad reiktų susitvarkyti ir kaip susišerš šienas. Šienas jau visas čia pakampėse. Priartėjome prie plytų sienos. Nu, ne plytų sienos, bet šitų plytų. Tai dabar reiks sunaikinti visas šitas plytas, visas. Kiek reikės kolonom. Tai bandysim išmūryti tas kolonas, vat, kur sakiau čia. Kiek atliks, pasidėsim va šičia, židiniui apmūryti, kur planavau už tokį. Va. Tai susiskaičiuosim kiek, o kiek nereikia. Ir blogų iš karto out, išmetimui, suskaldymui ir ant keliuko sudėjimui. Viskas. Gana kaupt, draugo patarimų klausau. Kam tu kaupi, tegul kaupia kiti. Labai teisingai. Tuos prikauptus daiktus reikia įsiparceliuoti, įsiparduoti, kas perka, tas neperka, kas ką. Tai vat, variklio matau, kad šito nieks nepirks, įdėjęs buvau į skelbimą. Tai irgi nieks nelabai žiūri. Čia Golfo 2, 1.6 variklis. Įdėjau 60 pinigų, niekam nereikia, tai bandysim vežti į metalą. Gal turėdamas laiko alumas, išardysiu, dar rim kontentas bus, kažką papasakosiu berdydamas ir dar kažkiek tai kapeikų užsidirbsiu. Tai va,
šis variklis taipogi sugedęs, reiks išardyti varį, viską, pinigėliai, kam čia kampe stovi. Žoliapjovė taipogi manau, kad reikalinga. Čia kažkoks tai remontas, nežinau, aš nupirkau naują, ateina sezonas, jeigu kas norės krapštytis. 40 pinigų, tegu krapštosi, vargsta, aš čia nevargsiu. Ir va taip, va, po truputį visus šitus šabakštynus ir kampus įsivalau. Atsimenat, tie, kurie mane matėt ir viską dar kai kurie ir sakėt, va čia buvo daug malkų. Susitvarkyk malkas, matot? Susitvarkiau. Tai va. Reikalas tame, kad dauguma žmonių galvoja, jog stovėk. Ne, nestovi. Dauguma žmonių galvoja, kad visas šitas dalykas, kai Discovery, tai ne, ir pasidaro. Taip, jeigu aš filmuočiau, kai dabar filmuoju, bet būtų video, kas, ta prasme, į metus kokie 2-3, tai taip, jūs pamatytumėt kaip Discovery. Bet dabar, kadangi aš rodau savo kasdienybę, o ta kasdienybė yra lietuviška, su minimalia investicija ir tik vieno žmogaus darbo jėga, tai viskas vyksta labai trumpai, lėtai ir to proceso, kad va, kardinalaus jūs iškart nematot. Jį pamažu ir matot. Tai va, tai kaip ir su šito mano dirbtuvėlėm. Tikslas, kaip ir sakiau, pavasarį turėti duobę. Dar pavasaris netėjo, duobę mes jau turime. Dar ji neįrengta, bet tuoj prasidės įrengimo darbai. Pirmiausia, apsitvarkymo darbai, kad būtų įmanom. Tada žmonės sakė, kam čia jovalas visas šitas. Išsinešk, tada kas duobė. Nu tai jei būčiau iškart įsinešęs, tai kas būtų stovėję lauke. Puvę lentos, viskas puvę, tai dabar net nebūtų galima supjauti ir kūrenti iš karto. Nu tai, kaip aš sakau, viską geriau jūs žinot, komentatoriai. Bet mano jūsų kelnėse ir batuose nesat. Tai aš truputėlį kitaip matau savo pasaulį, matau savo viziją truputėlį kitaip nei jūs. Jūs, aišku, ten gal turi didelį biudžetą, arba ten gal net tokio neužsiimtut, iškart nuo nulio viską nugriautut, viską statytuties nuo nulio, kaip visi sakėt, keltuvus statytuties, čia techninė bazė baisiausia, nu ir pasikrapštymai ir tada, nu, yra visokių poreikių ir visokių galimybių. Mano galimybės štai tokios. Jo. Gerai, nustojom čia bazarint, dabaigiam pjaut, labai apgailestavom dėl pjūkliuko, bet kitaip jau nebus. Ir varysim kažką užsiimt kito, nes jau pjovimo darbai baigėsi. Ką, susitinkam vėl, 16 pinigų, blemba 16 pinigų, 12 pinigų ir va, tik kad spalva skiriasi, visa kita tas pats. Čia mėlynas, čia pilkas, bet aš galvoju, kad man vis tiek Zumaxas toks gražokokas. Tai aš pagalvojau, gal reiktų man jį visą nusiardyti ir susidėti į šitą korpusą. O gal ne? O kam to reikia? Bet, nes šiaip viskas įsiardo, vat gali atsisukti, šitą gali atsisukti ir viską gali susidėti į tai, kaip tau patogu ir kaip tu nori. Ir plus nusipirkau už 14 pinigo grandinę naują. Nes ta su kietmetaliu, aš jau jums esu minėjęs, kad nuvariau visą. Ji nepigi buvo su kietmetaliu, ji kainavo 60 pinigų. Apsiputaliojom, apsišluostėm,
Dėsim ne naują grandinę, bet dėsiu seną gerą grandinėlę. Lentgaliam bus pats tas pjauti. Jei kas ko, pasigelasim. Na va. Baltukas. Taip dar gražiau, kad greičiau purvinasi. Kažkur dar čia bėga penzas ar kas čia. Jo, kažkur bėga. Ar turim benziuko, dar turim. Grandinė kaip ir normaliai. Žiūrim, ar užsikurs. Žinot, kas dar yra. Va šitas yra papirėjęs, man atrodo. Va. Matot. Va, kliba. Va. Jo. Tai pjauti dar vis negaliu. Tai ne viens, tai kits daiktas. Pabyra. Na, bet čia, kaip sakau, viena bėda, dar ne bėda. Turi jos būti kelios. Tada jau būna, kaip pasakau, gerai. Nu, nieko, šiandien nepjausim, įsiardysim, pabandysim atsisukti. Nes aš taip ir galvojau, kad jinai per daug pradėjo barškėti. Ir įsiskėtus ta visa sankabos dalis. Na, bet nieko, susitvarkysim ir bus gerai. Žiūrėkit, va šitas, jis turėtų tikrai nebūti toksai lapatai, va. Pabandysiu aš jums parodyti. Va. Matot. Va. Na, kas ko įsiardysiu dėl visą piktą. Kad būt 100% įsitikinta, kad viskas čia yra alright. Tik dar nežinau, kaip jisai atsisuka visą šitą sankabą. Žiūrėk, kai gudriai atsisukau. Įsidėjau šičia šniūrelį, kad nesisuktų ir nesuložytų. Ir vat pakaliau, yra kryptis off. Tai va čia pakaliau ir atsisuko. O, mano sankaba. Pasižiūrėsim, nusivešim pas meistrą. Pažiūrėsim, ką jisai galvoja apie ją. Šitas tai va būgnas gal ir tvarkoj. Bet va aš pergyvenu dėl va šito. Nes man atrodo, kad jisai turėtų būti truputėlį kitoks. O. Palaukit, kantrybės. Kantrybė duorybė. Jo, čia šita pabyrėjus. Turėtų jį būti nepabyrėjus, dėl tos priežasties, žiūrėkit. Va. Plastikas suėstas. Va. Tuo pačiu reikės nusipirkti naują žvakę. Va. Truktų žvadžių ir vėl iš pradžių. Tai, kaip supratau, pjauti šiandien nepjausime malkyčių. Atidedame visus šitus reikalus kitam kartukui. Tai vėl reikės kažkada lėkti į Alytų. Rytoj tai aišku jau nelėksiu. Reiks lėkti kažkada kitam kartą. Ir nusipirkti kitą sankabą. Jaučiu reiks kitos visos sankabos. Tai ką, kita diena. Gal pabaigiam istoriją su pjūklu. Kaip sakot. Tai žiūrėkit. Nuvažiavau į parduotuvę, nusipirkau detalių. Kaip aš ir sakiau, va šito į dvi dalis kilusi. Ir aš jinai tokį taksėjimą turėjo, barbėjimą, ar aš nežinau, ar jinai čia tikrai su tokia turi būti ar ne. Tai nuvažiavau, pasitikslinau. Tai va jie turėtų būti va štai tokie. Matot, kaip
kaip sudilo. O, atsiskėtė, sudilo. Tai vat, nemažai pjauta su šitu pjūklu. Tai tuo pačiu ir va šitas apdilo. Tai nusipirkau naują ir žvakę naują, nes senoji tai buvo tokia jau tokia, o dabar naują va tokią pakeisiu, nes seniai keitė. Tai va, už viską dar sumokėjau papildomą 11 eurų. Tai 11 eurų šitas, 12 euručių šitas ir grandinė 14 eurų. Tai vat, tokios investicijos, kurias patyriau su benzo pjūklu. Buvo sakančių žmonių, kad Giedry, čia šūdas, ne pjūklas, nusipirk normalų pjūklą, neturėsi bėdų. Bet kad aš žinokit, galiu pasakyti, kad aš ir su šitu pjūklu neturiu bėdų. Aš jį turiu 5 metai, kai nusipirkau sodybą, iš karto nusipirkau ir pjūklą. Tai vat lygiai 5 metai, kai sodybą grūdį nusipirkau, o pjūklą per vasario 16. Nu, prieš vasario 16 nusipirkau, bet vasario 16 prieš 5 metus aš jį išbandžiau. Tai va, nuo tada aš su juo pjaunu. Tėvai, kai dar kūreno kieto kuro katilu, padėjau pjaut malkas. Sau prisipjauju visiems šitiem, galiam visiems. Tai galiu pasakyti, va, pjūkliukas, Zumaxas rekomenduoju. Dabar ar pirkčiau Zumaxą? Dabar aš gal pirkčiau ne Zumaxą, o Husqvarną. Galvojau apie štilių, apie kažką, bet gal imčiau Husqvarną. Tai va, bandom dabar susidėlioti viską, susirinkti ir žiūrėsim. Čia tepaliuko, kur reikia pasitepti, dar kažko, tai va taip, bet sakau. Pasirodo, va šitas, kur man skambėjo, jisai yra sudėlęs ir jį reikėjo jau keisti. O apie sankabą nusivežiau, tai sako, dar gali su ja dirbti. Praradau gebėjimą tvarkyti. Pasukau va, čiučiut su šitom ir sulaužiau sankabą. Lūžo. Bet aš manau, kad čia va, šita vieta va lūžo. Man atrodo, aš taip jo ir nesutaisysiu šito pjūklo. Investavau 30 eurų ir bus galima išmesti. Nu, dar norėjau imti naują šitą, bet jis sako, žmogus pasižiūrėjo meistras, sako, tai kad šitą dar geras. Net neim, gal net nereikia. Tai jau. Nuvarysim, nusipirksim. Nesuprantu, tai buvo. Ar čia kai atkalinėjausi nulūžo? Tai šiandien tiek. Grįžti iš Alytaus, važiuoji į Alytų. Grįžti iš Alytaus, važiuoji į Alytų. Gal gerai vienas žmogus yra sakęs, mano tėtis sako, jei sugedo, tai neverta taisyti, metei.
perka jisai pačias pigiausias ir jis jų netaiso, sugedo, numetė, nusipirko kitą. Tai kad čia 30 eurų, nežinau kiek šitas kainuos, 10 eurų, 40 eurų ir dar kažkokius bajeris išeis ir vėl. Tai nusipirkai, atpjovė savo gyvenimėlį, neprisiriši prie to daikto, o paprasčiausiai paimi ir išmeti ir perki kitą. Tiek va šito remonto, aš jau įsivaizdavau, kad čia jau susidėsiu ir jau čia bus viskas tvarkoj, tai čia nieko netvarkoj. Ta proga, kadangi čia jau vis tiek jau benzopjūklas ilgai stovi, tai įsuksiu dar laikinai žvakę naują ir truputėlį viską apsipūsiu. Visas dulkes, visas šiukšlės, vat nuo jo. Gaila, galvojau dar sudėsiu, surinksiu ir dar išbandysiu vat šiandien, bet pasirodo, kad nenori būti surinkamas, nenori būti sutvarkomas. Na va, truputėlį apšvarinau, vis švariau, kad ir neveikia benzopjūklas, bet nors švarus bus. Kaip sakoma, bus galima žvarų išmesti. Tai va. Sudedi krūvą europinių, kad galėtum jį išmesti. Tai va. Tokis dalykas. Gerai. Šiandien tiek. Susitiksim kitoj dienoj, manau. Vis tiek šitą benzapjūklį reikės padaryti, kad veiktų. Aš kaip tik galvoju, va dabar padarysiu ir įdėsiu video, kaip vat, nu va, veikiantis jau, nes tikrai galvojau sumontuoti videką ir paleisti jum žiūrėti į YouTube. Tai ką aš dar, jeigu va tokį paleisi video, tai kaip čia suprast, taip ir nesugebėjau suremontuoti benzopjūklą. Ar tęsinio laukite kitą savaitę arba kitą dieną. Nu, absurdas. Bet kaip sakau, kartais taip jau nutinka, kad nesiseka. Ir dar kartą nesiseka. Nerimstu aš tų pjūklų, bet detalė gal šiandien jau bus namuose, tai pagaliau surinksiu ir pagaliau importuosiu šitą video pas jūs. Neturėjo rakto nupirkimui, sakė tik kitą savaitę, bet aš jau nebelaukiau, pasidariau pat savo raktelį, sankabai įsukti ir įveršti, nes baisu, laukimas tolygus mirčiai. Trečias kartas nemeluos, o ketvirtas garantuos. 6 euručiai. Pabaigiam su šitu pjūkleliu, hebra. Į neviltį manęs nuvaris. Super, duper, bet man benzininių pjūklų geriau neduokit remontuoti. Kodėl? Pirmas dalykas, remontuoju metus laiko. Antras dalykas, nu va, pakeičiau. Ir trečias dalykas, iš kažkur, kai išputinėjau, iškrito va šitokia gumelė. Spėkit, ar aš radau, kur ją įdėt? Ne. Na ką, manau, kad tikrai stipriai paremontavom šitą benzapjūklį. Turėtų tarnaut tikrai neblogai. Eisim, supjausim medienas. Šiandien tai jau ne, nes kaip ir ten pradėjo, tai iš pat ryto rytoj
O, prisidūminom nemažai. Bet rezultatą pasiekiau. Nusprendžiau palikti va šitą baltą. Ai, čia šitas dėl originalus, tai čia jau baisiai. Nereikia čia jo. Zumaxas. Pasidėsiu gal lentynos. Nes galėjau va ir šitus tik tai perrinkt ir įsidėti, bet tiek jau to, baltas atrodo irgi neblogai. Tai va. Šitos iš karto į šiukšlyną. Šitą irgi. Nu, žvakę kaip tikras kaupikas pasidėsiu į stalčių. Ir visą laiką vaikučiai naudokit prietaisus. Nekalkit plaktukais kaip Giedriais kala, kad neprisidarytų rimtesnių problemų. Čia tai aišku benzopjūklo tai 6 eurai, tai anokia čia problema. Bet jeigu taip kažką su automobiliu ar su kažkuo pasidarytų, tai rimtų reikalų pasidarytų ir brangiai kainuojančių reikalų. Tai va. Gerai, kai visą laiką chebrytė. Ačiū, kad žiūrit. Pasidalinkit su draugais mano kanalo. Paprenumeruokit, kas dar nepaprenumeravę mano YouTube kanalą. Ir kai visą laiką susitiksim kituose video.